Labas rytas, pirties mylėtojai. Kai kurios matau pirmą kartą, bet sakė, kad mane matė visi. Tai yra jau gerai. Ir ateina Audrius va su vantos lapo vėliava. Tai čia yra žmogus, kuris mus šiandieną maitins. Ir visos tos gėrybės, kurios ant stalo yra. Audrius tai yra mūsų bičiulis, draugas, labai geras žmogus. Galim paploti Audriui, su vėliava eina žmogus. Kaip sakant, po 10 sezono galim pradėti skaičiuoti pirtis šiandieną jau. Bet sakau, svarbiausias yra mūsų pasiekimas, kad mes turim didžiulį žmonių būrį, pirties mylėtojų, vantos lapo mylėtojų. Tai šiandieną mes pristatome vantos lapo rezidenciją. Beveik 1,5 metų vyko renovacijos darbai ir šiandien vantos lapas pirčių rezidencijoje jau veikia 3 iš 4 suplanuotų pirčių. Oras, žemė ir ugnis. O ateityje galėsime paragauti ir pirties vanduo garą. Tad kviečiame į trumpą ekskursiją. Oras jauki pirtelė, kurioje komfortiškai galite pailsėti 4-6 žmonių kompanijoje. Malkinė pirties krosnis, atmosfera ir 280 kg nefrito akmenų sukuria tobulą garinės klimatą ir lepina ypatingai švelniu garu. Pirtyje žemė poilsis pritaikytas kompanijai iki 12 žmonių. Erdvi garinė, malkinė pirties krosnis su 100 kg nefrito, vidinėje akmenų dėtuvėje ir 350 kg bazalto. Leis ypač gerai jaustis moteriams ir vaikams. Vyrų kompanija puikiai vertina šią pirtį už neužmušamą krosnį ir priverstinę ventiliaciją. Ir jau kūrename didžiausios, galingiausios pirties ugnis periodinio kūrenimo krosnį. Pirties pasaulyje vadinama Ferrariu, talpinančią net 1 toną bazalto akmenų. 28 kvadratinių metrų garinė pritaikyta edukacijoms, mokymams. Čia pat įsikūręs ir pirties teatras. Unikalus reiškinys, kuris apjungia sveikos pirties malonumus su menu ir į spektaklį įtraukia ir žiūrovus, kurie tuo metu čia pirtinasi. Ugnies garu iš karto gali mėgautis net 30 pirties mylėtojų. Esame dėkingi savo partneriams, vertiname kiekvieną pasakytą gražų žodį ir džiaugiamės, galėdami jūs pamaloninti geros lietuviškos pirties itin teisingu garu. Juozai, šiandien atvykai iš Dzūkijos, iš to pirčių krašto Lietuvos. Ką pajauti, kokie tavo įspūdžiai? Tikrai nuostabus, aš nesitikėjau to, ką čia pajaučiau, pamačiau ir viršijo viskas mano lūkesčius. Ir aš noriu pasakyti apie vantos lapą keletą žodžių tokių iš širdies. Tikrai vantos lapas, keliant Lietuvos pirties kultūrą, yra neįkainojamas. Nes aš, kur pasikalbam apie pirtį, tai aš sako, mačiau vantos lapę, ten rodė kažką. Tai tikrai žmonės, kurie jau mėgsta pirtį, o kurie galbūt dar netaip mėgsta, bet matomai ateityje pamėgs, tai tikrai žiūri ir žiūrės vantos lapą ir bus jūsų nuostabų žiūrovai. Ačiū Juozai už gerus žodžius, tai visą laiką esi mūsų ambasadorius, kiek žinau, visą laiką jau užtari žodį už mus. Egidijau, tu daug esi išbandęs pirčių, esi išbandęs įvairiausio garo ir šiandieną vantos lapo rezidencija ragavai. Taip. Kokie tavo įspūdžiai? Kuo geriausi, nuostabiausi, puikiai vieta, pavadinimai, pirties dydis, vanduo, labai gera. Pirtis. Įspūdis tai yra iš tikrųjų neeilinis, tai yra labai geras ir aišku, niekad neteko būti, kad teatras pirtyje, pirtis teatre ir pati pirtis, jos garas, dydis, vietos, degonės kiekis. Buvom tiek žmonių, iš tikrųjų niekada nereikėjo atidaryti nei lango, nei nieko, nes visą tai yra išspręsta ir to net nereikėjo, net nesijauti. Tai žodžiu, įspūdis yra begalinis. Toks, koks turi būti sekmadienį. Paaukoji sekmadienį būtent šitam reikalui. Labai nesigailiu, galėčiau dar paaukoti. Man patiko, kad aš pakviečiau, sakai, būtinai atvažiuosi. Tas viskas labai tau iš karto. Jautė, kad čia bus viskas labai gerai. Jaučiau, žinojau, kad tai bus. Ten, kur vantos lapas, ten visada yra gerai. Didelės pirtys iš tikrųjų, aplink Vilnių jų daugėja ir tos erdvės didelės jos pasiteisina? Taip, pasiteisina, nes žmonės renkasi grupelėmis kažką paminėti, atšvęsti, tai yra būti tokia puikiai priemonė kaip pirtis ir jos reikia tos erdvės, dideliai tai žmonių grupiai pasibūti kartu per sveiką pirties ritualą.
Ir, tai tikrai džiugu, kai tokių didesnių pirčių atsiranda daugiau, net vien tik asmeninių. Būtent tose didesnėse pirtyse gimsta, kaip ir šiandien, pirties teatrai. Gali pasibūti pirtininkai, pamojuoti vantomis, net po kelis. Tai iš tikrųjų pirties kultūra kyla. Jos reikalingos, kadangi vis tiek daug žmonių negali turėti tokios nuosavos pirtelių prie ežero. Daug kas turi, bet tai yra mažuma. Tai žmonėm tikrai reikia gerų pirčių, kad jie turėtų kur eiti, nes vis tiek bent vieną kartą į savaitę į gerą pirtį nueiti, tai turi būti įprotis. Ir tas įprotis turi būti nuo pat mažens, nuo vaikystės, kad ateina šeimos ir jau, reiškia, jau vaikas irgi pripranta, kad turi eiti pirtį. Tai va, tai čia kaip tik tokios pirtis, tai jau savo vaidmenį ir turi. Šiandieną matėm pirties teatrą. O tavo nuomonė apie pirties teatrą šiandien matyta? Ai, čia stebuklas kažkoks sugalvoja, panas padainavo, labai įdomus sprendimas, taip nustebina, giliai nustebina panas, gražiai dainuoja. Man truputį jų kiekvienas aktas po antraktą, man norėjosi, kad būtų daugiau truputį gara. Supranti, tas yra, gaunasi toks spektaklis apie pirties, kai yra labai švelniai, ir laikas eina švelniai, a norisi, kad būtų jo intensyviau, jo būtų pirtys. Tai žiūrovai susirinko labai įvairaus lygio. Taip. Pirties teatrą paminėjai, tai paties įspūdžiai kokie? Pirmą kartą aš irgi mačiau pirties teatrą. Pirmą kartą teko patirti ir kas galėjo pagalvoti prieš 20 metų, kai pradėjom pirties judėjimą, kad taip jau iki teatro nueis pirtis ir iš tikrųjų tikrai giliai paliečia ir viskas paliesta ir visas įvedimas ir kulminacija ir tos sutartinės, tautiškumas, viso tai tokios ir dvasingumas. Tikrai kiekvienam verta tą pajausti ir pamatyti ir išgirsti ir paragauti to pirties garo. Aš esu apšalęs, tiesą pasakęs, nuo to pirties teatro, dėl to, kad sujungti pirtį ir sujungti teatrą ir sujungti tuos ritualus pirties atgaivinti tokius senovinius, tikrus lietuviškus ritualus, tai čia yra nuostabu tikrai. Ir vienaip ar kitaip pati procedūra pirties, be ritualo jinai yra truputėlį tokia kitokia, ne taip paaukština tave, o tie ritualai, jie kažkaip duoda rimties, tokios meditacijos ir tuo pačiu tokio pamąstymo tikro apie pirtį. Ši diena parodė, kad pirtis gali būti pateikiama visiškai kitų kampų, kurio dar niekas iki šio laiko, man atrodo, nėra išbandę. Man pačiam atradimas jau. Taip, tai čia yra, aš manau, kad tikrai atverstas naujas lapas pirties istorijoje, kada atsirado. Vienas buvo lapas, kada televizijos laida atsirado, tai radijos paskui laida atsirado, bet kad pirtis atsirado, teatras pirtyje, tai čia sujungta, čia nuostabi idėja. Aš neįsivaizduoju, kas gali dar pirtyje atsirasti, nes per tiek metų mes netikėjom, kad bus. Mes kaip su Egidijum kalbėjom, kad sako, prieš tiek metų negalvojom, kad išeis iki to, kad pirties teatras bus televizijos laida, radio laidą turime ir kas dar gali atsirasti pirtyje? Tai čia jau nieks nežino, bet pirtis yra stebuklinga vieta, ten visos čakros atsidaro ir gimsta pačios įdomiausios idėjos ir tas tik tai parodo, kad nėra baigtumo, yra vis kažkas tai, kad rodo, jau viską turim, jau, kas čia dar be prigalvosi, pasiema ir prisigalvoja. Mes laidą, kai pradėjome kurti, tai sakė, kiek jūs čia galite, kiek jūs čia rodysit? Ta pirtis, ką ten? Nėra ką rodyti, 10 metų. O jau 10 metų. 10 metų prabėga. Pirtis yra toks nebaigtinis produktas, kad galima daug ką sugalvoti. Kadangi tu gali per pirtį prisijungti prie kosmoso, o ten yra begalybė, tai aš manau ir tų minčių, ir tų simbiozių, ir viską tikrai bus galima. Kaip mes maloniai dviese pafilosofavom apie pirties ateitį. Lietuviška pirtis yra mūsų tautos stebuklas, kurį privalome puoselėti ir jo gerumu dalintis su į Lietuvą atvykstančiais svečiais. Dabar tų pirčių mes turim daug pakankamai Lietuvoje ir mes, kai važiuodavom į užsienius, tai tokios didelės grupės, kai tasykį mes ne visur tildavom, bet mes jaučiam dabar, kad jau galima priimti svečius, tiek iš pačios Lietuvos, kurie norėtų pakeliauti per pirtis, paragauti tų pirčių garo, tiek užsienio svečių, kad galima, pavyzdžiui, ir pas tave į Vabalinės pirtį, Vantos Lapo rezidencija, Pilaitės pirtis, tai mes jau turim tam tikrą arsenalą. Čia jau vieną apie Vilnių aš išvardėjau.
Taip, ir keliauja žmonės daug ir būtent mes tampame Lietuva, Vilniaus kraštas, jau tokia yra ką parodyti svečiams iš užsienio. Lietuviška pirties kultūra. Na, tai yra unikalu ir iš tikrųjų čia tas kaip turizmo šaka tikrai turi didelę perspektyvą, ateitį ir manau, mūsų laukia geri pirtininkų laikai. Ir kaip šiandien pirties teatrą matėm, tai supratom, kad tas tradicinis ėjimas į pirtį, netgi jau mes pagal savo visos ritualus, kaip einam visas visiškai kitaip, bet vėl supranti, kad galima eiti kitaip į tą pačią pirtį, turėti tą patį gerą malonumą ir dar su tokiais renginiais. Tai važiuokit pas mus į pirtis. Pirties teatrą turim didžiulės pirtis, sutalpinsim belę kokį kolektyvą. Ir visiems gero garo. Vantos garbės žodis. Geriau vieną kartą pajausti, negu 10 kartų pažiūrėti. Visada esate laukiami Vantos lapas pirčių rezidencijoje ant Margio ežero kranto Trakuose. Vante ir lengvo garo pirtyje. Pagaliau šiluma.